Tęsiu toliau, pristatau tą, ką turiu dar iš kortų kaladžių. Taip, druidų taro. Su taro aš dar nesu labai giliai susipažinusi, man gana sudėtingiau su didžiaisiais arkanais, bet čia yra labai gražus apipavidalinimas. Iš tikrųjų, druidai buvo su balta, reiškia išminčiai. Čia šiuo atveju lyg tai atrodo magas, pirmoji taro korta, kaip taro. Nors čia druidiškai, tai aš parodysiu, kur jie druidiškai piešia šiek tiek kitaip negu taro. Baltais drabužiais, taip, išminčiai buvo baltais drabužiais, būtent druidų. Jau tokia pas jos yra akmuo pagrindinai, gamta, ženklai tokie mistiniai ir ten toliau pasižiūrėsim. Nepaprastai tokios jos malonu jas liesti, jos tokios, tiesiog jos limpa prie rankų, bet ir slysta kartu, žodžiu, labai nepaprastai gražiai persilieja. Čia būtent tas medis kaip šaknys ir lapai, žodžiu, labai graži kaladė. Dabar pasižiūrėsime tokius taro, reiškia. Taip, va čia yra keturių taurė, kaip vadinasi, 4 taurės. Aš sakau, nesu dar tarologė ar kas nors, tiesiog man įdomu paveiksliukai. Taip, taurės tai emocijos. Vėlgi 6 taurės, vėlgi emocijos, tai už tai, kad rodo ir mėnulis. Vat. Jau kardai, tai jau yra, kardai yra, nežinau, ar oras, ar ugnis, aš dabar nebeatsimenu. Čia tai yra vanduo, žodžiu. Matote, kokios kortos jos, kardai, tai čia, man atrodo, oras. Ir pas juos yra vietoj pentaklių, kaip yra taro kortose, yra pas juos akmenys. Tai čia rodo 10 akmenų, čia šiuo atveju atitinktų 10 pentaklių, kaip žemės. Pas juos šitoj kortų kaladėj nėra pentaklių. Tai yra, jie apibūdina taip, kaip po akmenį, kaip po tą šventą akmenį, kaip aukojimo, žodžiu. Čia irgi vietoj pentaklių irgi būtent, kad darbas atneša 8 akmenys atneša puikų rezultatą. Čia jau irgi emocijos, jau kaip vanduo. 20 teismas. Taip, čia teismas, bet irgi simbolizuoja kaip aukščiausiąją jėgą, kuri nuo kalno sprendžia. Taip, kardai, čia apribojimas, jau matosi iš karto paveiksliukai. Teisingumas, didysis arkanas, labai įdomiai, taip. Apprentice of Wands. Čia yra, nežinau, kaip sulyginti su taro. Lazdų. Lazdos berods oras. Oras yra. Taip, oras. Taip. Aukštesnioji princesė. Taip, pas juos irgi yra būtent akmenys. Kaip vietoj stulpų, kaip būna taro kortose stulpai, reiškia 2, ir princesė žiūri, renkasi tą ir tą, juodą ir baltą. Kairė, žodžiu, dešinė, tai čia jie stato akmenys. Matai, jie slysta gražiai. Imperatorius, taip irgi pas jas, kaip vadovas iš tikrųjų. Tai varnas, tai tiesiog čia jau pas juos yra irgi būtent pentaklių, 2 pentakliai irgi su akmeniu,
Hierofantas. Hierofantas tai jo ir vadinasi, aš tada neteisingai pasakiau, hierofantas yra valdžia, išmintis, žodžiu. Čia emocijos, čia oras, beros, magas, štai čia, aš tada apsirikau, ne taip tą sakiau. Magas šiuo atveju irgi baltas, balta apranga ir būtent aukojimas, kad magija tai yra aukojimas, dievams kitaip nebūna. Žodžiu, oras, vanduo, pentakliai, įdomus, druidas. Čia jau kaip būtent, jeigu pentaklius, tai labai įdomiai, kad jėga, pasisekimas, žodžiu, viskas su praeitimi ir su jėga ir apsauga šiuo atveju. Visada čia taip yra. Kvailys, bet štai kaip jis atrodo, toks berniukas. Kvailys tai yra, nebūtinai rodo, kad tai visiškai kažkokia palaida situacija, bet kaip tik naujas kažkas prasideda naujo, o kas reikia dėlioti ir žiūrėti. O čia princesė taurių, atsiskyrėlis. Čia daug tokios, bet tikrai yra gana, pas juos sakau, yra būtent čia irgi meilė, tai aišku jausmai, tai aišku du. Čia pentakliai, oras, pentakliai, oras. Iš tikrųjų, informacijos neturiu jokios nei PDF formatu, bet tiesiog teks man irgi korta labai tokia gana žiauri, pakaruoklis. Žiūrint, kas po jau seka, tai iš tikrųjų labai man tokios, reikia dar bokštas. Matot, kai bokštas, tai kai jau viskas griūna, kai viskas sulaužyta, kai nebėra vilčių, tai jie deda, reiškia, akmenis. Šitoje bent kaladėje. Jo, oras. Taip, įsimylėjėliai čia irgi, čia didysis Swords. Kardai. Tai vežimas, palaukit, dabar tai yra pas jūs, 15 korta velnės. Čia jau tas didysis arkanas, imperatorė. Mirtis, įdomi korta. Mirtis, tai reiškia, gali būti ir gyvas, ir miręs, kaip pasakyti, situacija kinta iš esmės, nebūtinai gali reikšti mirtį. Čia jau labai galinga kardų tūzas, čia kaip vadinas kardų tūzas, tiesiog čia yra kitaip, kitoks pavadinimas. Vėlgi pentakliai. Čia visiškai jau ką, taip, jeigu įbestos kardai, čia jau beviltiška situacija, emocijos, o čia kaip įdomu fortūnos ratas. Taro buvo komentuojama, kad neva tai, kad ši korta nelabai reiškia, kad tai čia jeigu iškrito, tai bus sėkmė, čia tik tai viskas suksis gerai, bet pagal tą pagrindinę Taro kaladės reiškia informaciją, Taro White berods, tai ten šiek tiek yra kitokie ženklai,
Ir ten nerodo, kad gali būti sėkmė. Tai rodo, kad vyksta čia šiuo atveju visos gyvenimo, reiškia visi gyvenimo atvejai, 4 stichijos, 4 sezonai, sakykim, bet tai aukščiausių jėgų veikime kaip normos, kad tiesiog jie sprendžia šitą ratą ir toliau reikia žiūrėti, kur link. Čia tai buvo pagal Taro išnagrinėta, būtent okultiškai, ne taip, kaip nagrinėja tarologijas, bet okultinė prasme, kaip Fortūnos ratas buvo išnagrinėtas okultiškai. Ne taip paprastai, taigi ne vien tik sėkmė čia neš. Jėga, taip, čia šiuo atveju velnias, ne karvė, ne kas nors jėga. Čia taip, iškalbingos tokios, tiesiog galima matyti pagal kortas. Va šita korta yra labai įdomi. Aš skaičiau pagal druidus, ką reiškia šitas degantis žmogus. Čia išeina, kad lazdų 5 lazdos. Ten kitaip, aš nemoku pasakyti lietuviškai, kaip ten kaip tarologas vadina. Tai tas degantis žmogus, druidų, reiškia šitoj mitologijoje, yra ne taip, kad jis sukonstruojamas iš tokių medinių, iš tikrųjų tai būdavo toks ritualas, juk jų nebėra jau šitos druidų dinastijos jau nėra seniai. Reiškia, jie ne tai, kad sukaldavo tokį žmogų ir ten degindavo. Čia kaip auka, kaip atsikratymas per tą. Bet jie, reiškia, jeigu tarp savęs jie pagaudavo žmogų, kuris nusikaltęs yra tai visuomenės daliai, tai grupiai, kur tuo metu, reiškia, gyveno, ir jie pagavo, kad jisai ar ten vogė, ar jis ten kalbėjo kažkaip neteisingai apie kažką ir visur ten visokį blogį skleidė. Tai jie sukonstruodavo tokį, reiškia, iš medžio ten ar šakelių ar kažko kaip po žmogų, ir į tą vidų būtent įvarydavo tą nusikaltėlį ir uždegdavo. Čia yra pagal druidų mitologiją. Jie aukodavo, taip, daug kas ten kalba, kad druidai ten labai jau ten aukodavo, taip aukos būdavo, bet va štai tokios aukos, reiškia nusikaltėlis, kuris tai visuomeniai darė blogą, jis būdavo tiesiog sudeginamas. Būtų įdomu, man tai būtų labai įdomu šioje visuomenėje. Va tokie ritualiukai. Bet turbūt čia nebūtų tiek šakų, kad galima būtų tokius surengti, nes tiek yra nusikaltėlių, kad juos per mažą kartais ir per ugnį paleisti. Tai va čia yra tikras pavaizdavimas būtent druidiškąja prasme. Mėnulis, ir čia taip toliau yra adeptas. Tai va aš jums parodžiau, ką turiu, bet čia mano asmeninė jau labai slysta, labai graži kaladė. Tiesiog dabar nesurinksiu asmeninė mano ir dabar aš išmąstysiu ir susidėliosiu, kaip yra kaip. Nes čia daug kas, kai kas skiriasi iš reikšmės, kaip matėte, druidiškai šiek tiek reikia iš mitologinės pusės dar žiūrėti. Tai tiek šiai kaladei.